Labas vakaras, jonaviečiai. Kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti penktadienio, lapkričio 13 dienos žinias. Jonavos paslaugos gilina žinias. Pasimatuokim penktoko kėdę. Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Klebonas Mikitiukas kapelioną Valkauską viešai išvadino parsidavėliu. Penktadienio pamokslas. Bendrovė Jonavos paslaugos inicijavo diskusiją želdinių sodinimas ir priežiūra urbanizuotose teritorijose. Lapkričio 12 dieną Jonavos rajono savivaldybės Jeronimo Ralio salėje surengta diskusija tema želdinių sodinimas ir priežiūra urbanizuotose teritorijose. Tokios diskusijos iniciatorius bendrovė Jonavos paslaugos ir jos direktorius Edmundas Molokas. Pasak direktoriaus, profesionalaus miesto augalų specialisto Jonavoje nėra, todėl Jonavos paslaugų darbuotojams tokia diskusija itin naudinga, sužinant ir išmokstant, kaip taisyklingai prižiūrėti ir puoselėti miesto augmeniją. Kaip idėjos autorius šios diskusijos, kadangi kai pradėjau dirbti Jonavos paslaugose, tai visų pirma, Jonava yra gražus, žalias miestas, bet iškilo klausimų, kaip reikia tą miestą puoselėti, kaip puoselėti želdinius, kaip puoselėti grynus ir tiesiog ieškojau specialistų, kuris galėtų patarti, nes iš tikrųjų medžiai sodinami, ir man tai pasirodė, dabar bendraujant su specialiste, tai tas iš tikrųjų aiškėja, kad medžiai sodiname lygtai norėdami geros, stengiasi visi sodinti medžius, tačiau kartais nepagalvoja, kad tas sodinimas po to atsiliepia vėl sekančiais galvosakiais, nes būna tai antrasis pasodinti, tai galbūt ne toks medis pasodintas, tai geriau tai vietoj pasodinti tokį medį, kuris iš tikrųjų ilgai galėtų išlikti ir miestą puoštų, ne to, kad galvot, kaip jį po to tą medį persodinti kitur ar panašiai. Todėl manyčiau, kad visų pirma mums, miesto seniūnijai ir kaimo seniūnijų darbuotojams ir mūsų Jonavos paslaugų darbuotojams labai svarbus žinojimas yra, jo labiau, kad rajone iš tikrųjų neturim tokio specialisto, kuris nei pažintų medžius, nei iš tikrųjų turėtų pakankamai žinių. Tai aš džiaugiuosi, kad šiandien pas mus atvyko ir sutiko diskusiją vesti, tiesiog išaiškinti mums. Tai yra biologė bendrovė Danguolė Bėdienė, su kuria iš tikrųjų, kaip jau pradėjau dirbti, ją atradau ir daugumą klausimų konsultuojasi būtent su ja. Diskusijoje dalyvavo biologė, dendrologė Danguolė Legienė. Pasak specialistės, kaip žinia, Lietuvoje prieš gerą 10 metų įkurta Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų asociacija, vienijanti želdinimo, želdinių priežiūros bei su želdinimu susijusias paslaugas teikiančias ir dekoratyvinius augalus auginančių fizinių ir juridinių narių sąjungą, atstovaujanti jų ekonominiams ir juridiniams interesams, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus, gerinant želdinimo ir želdinių priežiūros teikimą ir siūlanti geros kokybės dekoratyvinius augalus. Tik pastaruosius 5 metus šiai asociacijai tenka didesnis darbo krūvis, kai ministerijoje buvo išleistas naujas želdyno įstatymas. Želdintojai ir augalų augintojai, aišku, pirmiausia darė įvairias korekcijas želdyno įstatymą, nes jie būtent naudojasi želdyno įstatymu, želdinant ir kuriant želdynus. Ir asociacija apjungia, dabar turime apie 24 narius, bet apjungia ne tik želdintus, apjungia ir augalų augintojus, kaip minėjau, apjungia dotnuvos sėklas, apjungia laistymo sistemų įrenginius, žodžiu, įmonės, kurios susijęs su želdynų įrengimu ir kūrimu. Ir yra valdyba, esu valdybos narė. Tai norėjau prisistatyti, kad dar esu ir labai artimai susijusi su želdinimu, su želdynų įstatymu, todėl, matyt, turiu šiek tiek kompetencijos jums pristatyti tokius pagrindinius klausimus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kuriant, veisiant želdinius urbanizuotose teritorijose. Diskusijos metu aptarti pagrindiniai klausimai – sodinamo augalo parinkimas ir parametrai, sodmenų kokybės reikalavimai, medžio sodinimas, tvirtinimas, medžių formavimas bei genėjimas. Lietavos pagrindinė mokykla visą šią savaitę kvietė pradinukus pasimatuoti penktokų kėdę. Kaip skelbė Lietavos mokyklos administracija, kviečiame lapkričio 9-13 dienomis nuo 9 iki 16 valandos apsilankyti skambaus pavadinimo Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos atvirų durų savaitėje.
Jei nori pamatyti, kaip vadinama matematika, jei nori išgirsti, kaip skamba spalvos, jei nori pasimatuoti penktoko kėdę, ateik, pamatyk ir tėveliams parodyk, nes šioje mokykloje svarbi visų nuomonė. Pirmoji diena visą laiką prasideda turbūt tokiu neryžtingumu, tai mes lankytojų turėjom labai mažai, bet buvom pasiruošę bendrauti, pasiruošę visi parodyti, kaip mes gyvenam, kuo kvėpuojam, o esminis jau šitos savaitės mūsų tikslas yra prisimatuoti penktoko kėdę, tai tie žmonės, kurie planuoja kitais metais eiti į 5 klasę, gali ateiti pasimatuoti, užsiregistruoti. Tai prasidėjo viskas nuo to, kad paskelbėme žinias ir laukime ateinančių. Iš pradžių buvo nedrąsiai, dabar jau ateina ir visos delegacijos iš kitų mokyklų. Trečiadienį Lietuvos pagrindinėje mokykloje lankėsi Jonavos pradinės mokyklos ketvirtokai. Ketvirtadienį Šilų ir Bitutės mokyklos ketvirtokai. Penktadienį Panerio pradinės mokyklos ketvirtokai. Kiekvieną mokinuką stengiamasi kuo šauniau pasitikti ir kuo smagiau pristatyti galbūt būsimą jų mokyklą. Iš tiesų norime parodyti, pirmiausiai tai bandome paneigti apie Lietuvą sklandantį nuo seniai gandą, kad tai yra mokykla, kuri yra nepatraukli vaikui ir nepatraukli bendruomeniai. Tai vien jau atėjus mes vedžiojame po erdves, pasakome ir rodome, ką mes čia veikime, kokiu būdu tai veikime. Tai pirmiausiai paneigiant gandus. Kitas dalykas, mes bandome parodyti pamokas kitaip, kaip ir skelbia mūsų skelbimas, kad matematikoje mes galime vaidinti, mes galime šokti anglų kalboje ar dar kažkokius kitokius dalykus daryti. Šiuo metu metodų įvairovė yra didelė ir mūsų mokytojai geba ir moka juos taikyti ir tikrai vaikai patenkinti būna. Tikiuosi įsitikinsit šiandien. Sakykit, ar jau visos rajono pradinės mokyklos spėjo apsilankyti pas jūs, pasimatuoti penktoko kėdę? Šiandien yra paskutinioji diena, šiandien ateina Panerio pradinės mokyklos ketvirtokai, jie jau matuosis, tai jau bus apėję kaip ir visi. Paskutinėje atvirų durų dieną Lietuvos pagrindinėje mokykloje Panerio pradinės mokyklos ketvirtokai sužinojo, kad pamokų metu galima išmokti kepti skanius sausainius, teatralizuotai mokintis matematikos, dainuoti anglų kalbos pamokoje. Šiandien išradingai paminėta pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Lapkričio 13 dieną Jonavos policijos komisariato bendruomenės pareigūnai kartu su Jonavos visuomenės sveikatos biuro specialistais organizavo akciją, kurios tikslas atkreipti visuomenės kiekvieno eismo dalyvio atsakomybę už savo elgesį kelyje ir gatvėje. Visuomenės sveikatos biuro atstovė bei policijos pareigūnai akcijos dalyviams priminė apie saugų elgesį bei teikė visuomenės sveikatos biuro atminimo dovanėlę, šviesą atspindinčias vaikiškas liemenes, atšvaitus. Vaikų globos namų auklėtiniai dalino artimųjų laiškus skirtus žuvusiems eismo įvykių metu. Šiandieną kartu su Jonavos policijos komisariato pareigūnais, visuomenės sveikatos biuras ir Jonavos vaikų globos namų auklėtiniais minime dieną ir žuvusių eismo keliuose paminėti diena. Ir mūsų tikslas akcijos, kad atkreipti visuomenės dėmesį, atkreipti kiekvieno vairuotojo, keleivio dėmesį į tai, kad vis dėlto reikia vairuoti saugiai kelyje, kad jaustų kiekvienas atsakomybę už savo, už mamos, už tėčio, už vaiko gyvybę. Ir tą progą įteikiam atminimo dovanėlės ir vaikų globos namų auklėtiniai yra paruošę laiškus. Laiškai yra artimųjų žuvusiųjų, kurie rašo savo žuvusiajam žmogui laišką. Ir tiesiog norime, kad žmonės paskaitytų tai, atkreiptų dėmesį ir galbūt tą laišką perduotų šalia esančiam artimam žmogui. Ir tiesiog tuo vėlgi tikslas vienintelis, kad atkreipti visuomenės dėmesį į žuvusiuosius, nes žuvusiųjų gana daug ir tarkim praeitais metais Jonavoje jauniausiam žuvusiam vaikinui buvo tik tai 19 metų, tai vis dėlto labai skaudi nelaimė ir skaudus įvykis ir tiesiog vėlgi tikslas mūsų atkreipti dėmesį į mūsų pačių saugumo kelyje. Praėjusiais metais Lietuvoje eismo įvykiuose žuvo 265 ir buvo sužeista 3889 eismo dalyviai. Iš viso buvo užregistruota 3325 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. Daugiausia sužeista buvo keleivių 1254 ir vairuotojų 1182. Jonavoje eismo įvykiuose žuvo 7 žmonės, iš jų 5 vyrai ir 2 moteris. Jauniausiam žuvusiam buvo tik 19 metų.
Tai reikia labai nedaug, neskubėti kelyje, važiuoti saugiai, važiuojant automobiliu užsisekti saugos diržus, vaikus vežti tik specialiose kėdutėse, nevažiuoti su girtais ir patiems nevairuoti išgėrus, einant keliu tamsoje, nešioti atšvaitus. Klebonas Audrius Mikitiukas supyko, kad naująją Maksimą pašventino ne popiežius, o parsidavėlis Valkauskas. Kaip žinia, lapkričio 12 dieną Plento gatvėje duris atvėrė 2 X Maxima, kurios atstovai kreipėsi į Jonavos parapijos kleboną Audrių Mikitiuką. Klebonui nesutikus šventinti Maksimos parduotuvės, neva jie išnaudotojai ir čia prekiaujama alkoholiu bei prezervatyvais, Maksimos atstovai pareiškė, jog atsiveš savo kunigą. Mikitiukas pareiškė, kad gali vežtis ir patį popiežių, bet jis nesutiks. Kai lapkričio 12 dieną įvyko Maksimos atidarimas, klebonas Audrius Mikitiukas socialinėme tinkle Facebook Ruklos įgulos kapelioną išvadino parsidavėliu. Cituojame klebono susirašinėjimą su jonaviečiais. Audrius Mikitiukas. Nu ir apsėjo Maksimą be šventinimo, ar rado kokį parsidavėlį? Internautė JL. Valkauskas buvo. Klebonė, o kas nutiko, kad tokios mintis? Ta prasme, kodėl parsidavėlį? Audrius Mikitiukas. To ir reikėjo tikėtis, tas už 50 eurų arklius krikštyje, dėl to, kad normalus kunigas Maksimų nešventina, nes ten pardavinėjamas alkoholis, tabako gaminiai, prezervatyvai, išnaudojami žmonės ir panašiai. Kam reikia pirkti degtinę iš šventintos Maksimos? Ką blogai iš nešventintos? Už parsidavimą niekad nemėgau Valkausko, o jūs galit pasakyti nors vieną priežastį, kodėl reikia šventinti Maksimą. Internautė LT. Kažkam matau, apsėdimas tai konkretus, melskitės, gal praeis ir tada užeisit boržomį nusipirkti su ikrais. Audrius Mikitiukas. O kaip smagu, aš jums nieko nepavydžiu, atamsta man gerokai. Gal ir jums kada nupirkt boržomį ir ikrų, gal netai pavydas grauž. Mane mama mokino, svetimo neimk ir nepavydėk. Klebonas Audrius Mikitiukas. Blogai mokino. Internautė LT. Kunigo naudą velniai gaudo. Klebonas Audrius Mikitiukas. Jokio priekybos centro nevalia šventinti, nes ten apgaulės, įkišami seni produktai, permalama, perplaunama, sukepa, parduoda, nuolat apgaudinėja žmonės, tai kam tas šventinimas, Dievo rūstinimas ir tiek. Internautė JL. Aš tai tikrai negailiu, nes nelabai žinau bendra prasme, ką kunigai šventina, ko ne. Kartais renginiai vienam ar kitam matai kunigą, kad šventina, bet kodėl niekada nesigilinau. Internautė DP. Pirmą kartą girdžiu, kad priekybos centrus šventina. Na, visiška nesąmonė. Klebonas Audrius Mikitiukas. Ką aš ir sakau, kiek eurų duosi, tokio dydžio velniai ir išvarys. Plius, kai kunigas nori ką nors pašventinti ne savo parapijos teritorijoje, privalo atsiklausti tos parapijos teritorijos klebono ir gauti leidimą. To reikalauja ne tik mandagumas, bet ir bažnytinė teisė. To padaryta nebuvo. Dėl to ir sukylu prieš neteisybę ir savivalę. Jei aš atsisakiau šventinti Maksimą, vadinasi niekas to ir negali daryti be klebono leidimo, nes Maksima ne Ruklos parapijos teritorijoje. Kol kunigai taip elgsis, žmonės visat laikys bažnyčią bestuburę ir neįdomią, oligarchų draugę, išnaudojančių žmonės. Jau vien už tai nusikaltimas šventinti Maksimas. Citata. Lietuvos mažmeninės priekybos lyderė tituluojamos Maksima LT komunikacijos skyriaus vadovė Renata Saulytė 15 minučių teigė nesuprantanti ruošiamo įstatymo prasmės, nes švenčių dienomis dirbančių parduotuvių nori ne tik pirkėjai, bet ir darbuotojai. Net darbuotojai nori dirbti. Otver valdžių mąstymas. Gerbiami jonaviečiai, o kaip jūs vertinate tokius klebono išsireiškimus viešojoje erdvėje? Na, o dabar klausomės penktadienio pamokslo kartu su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji televizijos žiūrovai. Nagi, ateinantis sekmadienis yra 33-asis eilinis sekmadienis, o tai reiškia, kad eilinis laikas, tas laikas prieš Adventą jau besibaigęs. Na ir tokie skaitiniai, kuriuos girdėsime sekmadienį šventųjų mišių metu, iš tikrųjų gana rūstoki, tai pranašo Danieliaus knygos ištrauka 12 skyrius, 1-3 eilutės, kuriuose kalbama apie kovą už Dievo tautos žmonės, kurioje daugelis tiesiog klausė viešpaties, dalis neklausė. Na ir ar ką kunigaikštis, kaip sako Mykolas, angelų kunigaikštis, tiesiog pakils į kovą ir stos už Dievo tautos sūnus. Na ir pranašas kalba apie tai, kad
daug kas iš miegančių dulkių šalyje nubus vieniems amžinam gyvenimui, kiti nešloviai ir amžinai gėdai. Protingai spindės kaip dangaus skaidrynė ir daugelį išmokiusiai teisybės, tarsi žvaigždės visada per amžius. Na ir ta tema kartojama taip pat ir Evangelijai pagal Morkų. Yra jau Jėzaus žodžiais, Jėzus kalba apie didelį suspaudimą, kai saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Bet tai čia dar nieko. Esmė yra ta, kad tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų 4 šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Taigi kalbama apie paskutiniuosius laikus ir tai toks, rūstus kalbėjimas nėra, sakysim, labai toks galbūt iš pat pradžio, iš pirmo žvilgsnį metus džiuginantis lyg tai kalbėjimas, nes priverčia suklusti, manau, kiekvieną daugiau, mažiau tikinti, priverčia šiek tiek staptelti ir širdelė gal kažkiek tai suvirpa. O kaip bus, kokia mano ateitis bus. Bet esmė tai Dievas nenori bauginti ir tikrai nebaugina, atvirkščiai. Šventasis raštas kalba apie viltį, kalba apie labai svarbius dalykus, apie žmogaus laisvę, apie žmogaus pilną laisvę, apie žmogaus laisvės pasiekmes, tai yra apie mūsų atsakomybės, panaudotos ar blogai panaudotos pasiekmes. Bet dar svarbiau, kad iš tikrųjų visa garbė ir šlovė, visas centras, visa atbaiga sutelkiama į vieną asmenį, į žmogaus sūnų, į mūsų viešpatį, į Jėzų Kristų. Ir ta pati tema, kaip pat atrandama ir laiške Žydams. Ir kas sakoma, vienintelė atnaša jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. O kur nuodėmės atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmės. Kitaip tariant, mes turėtume švęsti ir galvodami apie liturginio metų artėjančią pabaigą, ir apie savo gyvenimo pabaigą, ir apie pasaulio pabaigą. Neliūdnus dalykus, tam turėtume lavintis, pratintis, prašyti Dievo malonės iš tikrųjų. Dieve, pakeisk mano širdį, mano mąstymą, mano žvilgsnį, vidinį žvilgsnį, ne tik fizinį žvilgsnį, bet taip pat ir kasdienybės žvilgsnį labai pakeisk. Kad visame kame pamatyčiau iš tikrųjų Dievo valią, Dievo šlovę, Dievo garbę, Dievo planą. Ir pamatyčiau, kad tas planas yra labai konkretus, jis paliečia mane, sukurta iš nieko. Ir mano atbaiga yra susitikimas, asmenis, pilnas susidūrimas, tiesiog apsikabinimas, galim taip drąsiai sakyti, su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuriame panaikinta nuodėmė, kuriame panaikinta mirtis, kuris yra pats gyvybės šaltinis, pats gyvybės davėjas, pati gyvybė, trykštanti tam, kad mes turėtume amžinai gyvenimą. Ir mūsų laukia, jeigu mes tik teisingai panaudosime šią dieną, savo laisvę, tai yra saugodamėsi nuodėmės ir bandydami, norėdami daryti gerą. Ir tiesiog tas gėris tai yra tiesiog klausyti sąžinės, gerbti save kaip Dievo žmogų, Dievo šventovę ir kitą šalia esantį žmogų. Tai nereiškia, kad mes nesuklysim, tai nereiškia, kad mes nedarysim nuodėmių, tokių lengvesnių, nes sunkių reikia vengti. Nes bažnyčios mokymas aiškiai sako, sunkių nuodėmių galim ir privalom išvengti, o lengvų be specialios Dievo malonės neišvengsim. Taigi esam kovos lauke. Kovos lauke, bet tam kovos lauke esam ne vieni, arkangelas Mykolas ir visi kiti angelai. Arkangelai yra su mumis visi šventieji, visos dangaus kareivijos, kurios tarnauja vienam trejybėje Dievui, yra su mumis. Bet svarbiausia, kad ta kova asmenyje Jėzuje Kristuje yra atbaigta, nugalėta, laimėta. Taigi tiesiog mums belieka, kol esam šitoje žemėje, prašyti Dieve, duok malonės, atpažinti tave, atrasti tave, susitikti tave, čia ir dabar jau asmeniam gyvenime ir visiškai pasitikėti tavimi, žengiant į priekį savo gyvenimo keliu. Tu esi visako atbaiga, kaip kitoje vietoje šventas raštas sako, alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Tai štai toks švento rašto mums galbūt šiek tiek pabudinantis, šiek tiek prablaivantis, bet kita vertus labai reikalingas mums kalbėjimas, kad Jėzau, tu esi mums pilnutinis atsakymas. Ir kad ta kasdienybė būtų pilnesnė, tikrai tiesiog paprašykim, kad mokytumėmės kiekvieną dieną, be perfekcionizmo, be kažkokio tai pretendavimo į tobulą išpildymą, tiesiog kiekvieną dieną
Jėzau, esam tavo pasaulyje, esam tavo vedami, taigi duok pilną pasitikėjimą jau dabar tavimi ir džiaugsmą susitikti tave amžinybėje. Tai laimina mus Dievas. Amen. Sinoptikų pranešimai apie savaitgalio orus. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus išankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 000 eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybės. Savaitgalį orai nerims, sulauksime ir kritulių, ir vėjuotų dienų, bei truputį žemesnių temperatūrų. Dienomis vyraus iki 7 laipsnių šiluma, naktimis laikysis +4. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus išankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 000 eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybės. Šiandien tiek. Dėkoju Jums už dėmesį, linkiu gero penktadienio vakaro ir gero savaitgalio. Viso geriausio.